Visas darbas, kurį mes darome, tai yra pradžioj perprogramavimas mūsų visų tarakonų apie seksą. Nes jie yra labai įsisenėję. Jūs netgi galite išgirsti tai, ką aš pasakoju apie seksualinę energiją ir kokiu būdu padaryti, kad ta seksualinė energija tekėtų. Bet jūs lygiai taip pat, kaip klausimas rodo, toliau galvoja, kad vyras jumis naudojasi ir kažkas su to negerai. Visada galima žiūrėti, kad naudojasi, visada galima žiūrėti, kad jis turi perteklių. Visada galima žiūrėti pusiau pilną ir pusiau tuščią stiklinį. Sutinkat? Dėl to visada reikia pasirinkti tokį požiūrį, kuriame jūs augate. Ir galite būti laimingesni. Va, dėl to mes siūlome aš siūlau tokį požiūrį apie, ir ne tik požiūrį apie seksualumą, bet ir aš noriu papasakoti daugiau, kaip veikia visas tas dalykas. Nes į pradžioj prisiminsime vėlgi. Kurioje vietoje vėlgi mes randamės, poros randamės, jo? Ir vat, N metų ar ne N metų gyvenantis kartu, moterys, jos visada jaučia, kad vyrai kažkokie neemocionalūs. Jo, o jeigu jie neemocionalūs, tai nėra meilės, nėra jausmų ir taip toliau. Jie kažkokie tai atsiriboja nuo emocijų ir jausmų. Ir taip gali būti iš tiesų dėl to, kad užslopinta, vyrus slopina agresyvumą ir silpnumo jausmą, dėl to jie slepia jausmus, tai čia irgi ne naujiena. Ir aišku, kad vyrai, visi irgi žino, dėl ko vyrai labiau kenčia kartais santykiuose, ne tai, kad kenčia, bet labiau stogas jiems pavažiuoja. Prasme, stogas pavažiuoja, tai kažkaip pradeda degraduoti, ieško tokių netradicinių būdų, užsimišėl to, kad jie nesugeba šnekėti, dalintis jausmais. Ir dėl to jiems nepalengvėja. Moteris labai lengvai dalinasi jausmais, emocijom, pašneka su draugiam, išsikrauna, atsipalaiduoja ir vėl gali toliau santykiuose būti ir atlaikyti ten tuos audras. Vyrai kaupia, kol galiausiai būna persipildymas. Kūnas net laiko, nervai net laiko, ar dar kažkas net laiko. Ir moteriai atrodo, kad jisai ignoruoja jausmus. Dėl to su nejausmingu vyru labai sunku bendrauti moteriai. Jeigu moteris sutinka vyrą, kuris emocionalus jausmingas, iš karto atsipalaiduoja ir jaučia, kaip lengva jį bendrauti. Tada vyras lygiai taip pat gali pasakyti, kad moteris ignoruoja seksualinius poreikius. Vat netgi moteris gali sakyti, jisai mane išnaudoja, bet tas pats vyras gali sakyti, neišnaudoju. Koks seksas? Neatsimenu, kada jis buvo. Tai reiškia, kad čia yra, kas atsiranda santykiuose po kiek laiko, dėl ko moteriai labai sunku šnekėti, bendrauti ir būti savimi ir taip toliau su vyru, kuris uždaręs emocinę sferą, o vyrui sunku bendrauti su moterim, kuri kaip ir nenori visai jokio sekso, jokio seksualumo, pas ją uždarytas seksualumas. Dėl to, kad nuo mažens mergaitės augina būdų, kuris vadinasi gera mergaitė. Pedagoginis būdas, gera mergaitė. Gera mergaitė yra, žinot, kokia jinai yra, bet prie viso to jinai neseksuali. Jinai nėra seksualiai apsirengusi, jinai neflirtuoja, nekoketuoja. Jinai žino savo vietą, jinai yra gera, mandagi, akis nuleidžia žemyn. Prisimenat, kaip net Indijoje, pavyzdžiui, moteris, kada jinai nevedusi, jinai prie vyrą žiūri į akis, jinai turi nuleidinėti akis. Net jeigu labai norėtųsi jį žiūrėti. Tai yra seksualumas yra užslopintas. Išskyrus tas moteris, kurias jau pramušė, jos net laikė. Pas jos buvo dideli hormonų pertekliai ir tada jau atsiranda blogus mergaitės, kuriuom viskas atitenka. Tas geros mergaitės jos, žinot, kaip ten padorios. Ir kiekviena pora, kuo ilgiau gyvena kartu, tuo daugiau rūpesčių turi, sutinkat? Vaikai, darbai,
pinigai. Ir kuo daugiau rūpesčių, tuo labiau vyras ignoruoja jausmus, moteris tuo labiau ignoruoja savo seksualinius poreikius. Nes tai yra pasmerkta, jo. Nes retai, kada pora pradeda gyventi ir gyvena vis geriau ir geriau. Tai reiškia, kad jau tiek daug turi pinigų, kad ir darbą nereikia eiti, jau ir vaikai, nežinau, kažkaip patys auga ir nieko nereikia daryti. Dėl to įveikimas yra, aišku, reikalingas tobulėjimas, galima sakyti vyrai, tada jūs turite neignoruoti jausmus. Tai lygiai pat kaip sakyti moterim, neignoruokite savo seksualumą. Bet gera naujiena yra ta, kad jeigu moteris nustoja ignoruoti savo seksualinius poreikius, pradeda juos tyrinėti, atskleidinėti, pavyzdžiui, erotikos kursas. Erotikos kursas gali padėti tai. Tai jūs galite sukelti galimybę, sudaryti sąlygas vyrui patirti įvairius teigiamus jausmus. Nes vyrai ignoruoja jausmus dėl to, kad jie patyrė pakankamą kiekį neigiamų jausmų, kurie labai buvo skausmingi ir jie nuo to užsidarė. Moterys dažnai irgi, jos turi pakankamai patirties nemalonios seksualinės patirties, kurie buvo skaudėjo, buvo nemalonu ir taip toliau. Ir smegenys natūraliai atsijungia, disocijuoja nuo skausmingos patirties. Dėl to moteris nuo skausmingos patirties, dėka skausmingos patirties pradeda ignoruoti seksualinį gyvenimą. Vadinasi, gydymas to yra teigiama seksualinė patirtis. Teigiama seksualinė patirtis. Vyrai pradeda neignoruoti jausmus, teigiami jausminė patirtis. Ir tai yra susiję, kuo vyrai labiau įsitraukia į jausmus, tuo natūraliau jie padeda moteriai patirti įvairius nuostabius seksualinius išgyvenimus. Nes jie tampa jautresni, dėmesingesni ir taip toliau, ir jie gali įsiklausyti moterį ir tikrai bus moteriai žymiai lengviau patirti tos malonumus. Kuo moteris labiau seksuali ir savo seksualume sąmoningesnė, to vyras daugiau, ilgiau ir sąmoningiau būna su moterimi, patiria jausmus. Vadinasi, tai yra susiję reiškiniai. Vienas kitą užveda. Dėl to reikia domėtis ir seksualumu moteriai. Ir, aišku, lygiai taip pat mokėjimas moteriai dirbti su savo jausmų sfera. Tai reiškia mokėjimą turėti perteklių teigiamų emocijų ir jausmų. Turėjimas teigiamų jausmų ir emocijų yra pirmas MMM. Jo, tai reiškia, tu praktikuoji visus metus turėti teigiamą perteklių energijos. Nuo teigiamos energijos perteklių liaus vyras pradeda patirti vis daugiau teigiamų dalykų, jisai nustoja bijoti tavęs. Čia, žinote, istorija, ne istorija, to juokinga pasakymą, kada vyras sako moteriai, kad jeigu nori, aš galiu tau dovanoti gėlės ne tik tai per kovo 8 ir gimtadienį, bet ir kiekvieną dieną. Bet pas mane yra viena sąlyga. Aš kiekvieną dieną dovanosiu tau gėlės. Bet sąlyga yra tokia, kad tu ragana būni tik tai vieną dieną per Helovyną. Va čia yra trumpas pasakymas apie tai. Jūs suprantat, kad tai yra neįmanoma. Tiek moteriai, tiek vyrui. Bet dėl to, kad nei vienas nepradeda. Dėl to, tarkime, kad mes nusprendėme pradėti. Tada jums tampa buvo įdomu, kas ten toliau parašyta, ne? Va, dabar yra raktas. Moteris. Čia yra vyrams žinutė ir moteriai irgi pačiai žinutė. Gaudama rūpestį, dėmesį ir emocinį kontaktą moteris pradeda įsisąmoninti seksualinius poreikius. Nes jeigu vyras
nepastebimai pradeda darytis pastabus moteriai, parodo rūpestį, atidaro duris, nuima paltą, kažką ten asistuoja ir taip toliau. Moteris jaučiasi, kad jinai svarbi, emocinis kontaktas, jos išklauso dėmesingai, pabendrauja su jie, supranta jos jausmus ir emocijas, įsigilina, nepatarinėja, prisimėt, aš praeitus metus daug pasakojau. O supranta, kad moteris nori įsikalbėti, o ne patarimo prašo. Moteris jaučiasi mylima ir taip toliau. Ir jinai, aišku, nusiteikia seksui. Natūraliai. Žymiai lengviau, jinai jaučia tikrai nori seksui. Ir galvos neskauda. Dėl to, kad galvas skauda, dėl to, kad jinai neįsisąmonina. Jinai jaučia seksualinį poreikį, nes pas moters kūne visada yra seksualinių hormonų. Visada. Žmogus yra seksuali būtybė, jeigu jūs įsiklausysite, visada mes norime. Tai yra vienintelė tokia, mano supratimu, aš nežinau, galbūt dar yra kažkokie žvėriukai, bet kurie visus metus to nori. Nes pas visus kitus žinduolius ten viskas yra pagal planą. Pavasaris, ar ten poravimusi metas, ir jisai po to praeina. Pas vyrus ir moteris abiejus visus metus. Vadinasi, seksualiniai poreikiai, seksualiniai hormonai, jie visada yra. Bet juos galima ignoruoti. Žinot, kaip galima ignoruoti alkį. Jūs taip įsitraukite į darbus, kad visą dieną nevalgote. Būna tokių dalykų. Bet tai nereiškia, kad jūs buvot nealkana. Jums atrodo, kad nealkana, bet iš tiesų alkana. Kai pradedi valgyti, supranti, kad alkana. Vadinasi, šitoj vietoj labai svarbu. Ir moteris. Čia nėra moteriai patarimas reikalauti dabar iš vyro to. Nes tai yra moters irgi rūpestis, dėmesys, emocinis kontaktas, yra jos irgi pertekliaus vieta. Jeigu jis sugeba tuo dalintis, vyras į tai įsitraukia ir tokiu būdu jinai atidaro vartus įsisąmoninti, priimti seksualinius poreikius. Toliau. Vyro atvirkščiai viskas. Vyras gaudamas seksą lengviau pamiršta skriaudas ir emocinės įtampas. Čia yra geriausias būdas pamiršti konfliktus visokiausius. Tai, kad jūs atėjote atsiprašau, mažai. Bet jeigu buvo fainas nuostabus seksas, tai vyras pamiršta visokius ten emocinius skriaudas. Nes ignoruoja dėl ko? Dėl to jis prikaupęs tų neįgimų dalykų. Dabar jis užmiršo. Ir kadangi užmiršo, pasidarė emocionaliai atviresnis. Paprasta. Tada, kokius mes komplikuotus dalykus iš to sukuriam. Kuris dabar pradės, kuris rodės, kodėl aš turiu, jis visada nori gauti, jis nori naudojasi manim, kad gauti seksu. Galbūt jis naudojasi tavimi, kad būtų atviresnis jausmams. Naujas požiūris. Vyras nori iš tiesų pagaliau atsiverti jausmiškai tau, dėl to ieško sekso. Jeigu jūs taip žiūrėtumėt, jūs matytumėt, kad taip ir vyksta. Bet jeigu jūs galvojate, kad naudojasi, tai taip ir yra. Kaip pasakysit, taip ir bus. Dėl to aš siūlau taip pabandyti kurį laiką pasakyti. Ir jeigu jums nesinori sekso, o jūs norite visada, vadinasi, reikia žiūrėti moterį, ne kodėl vyras jums to neduoda, bet kodėl jūs nesidalinat savo perteklių, švelnumu, dėmesiu ir taip toliau. O kodėl nesidalinat? Dabar jūs esate persikrovusi darbais, vaikais, rūpesčiais, energijos nėra ir taip toliau, taip toliau. Toks gyvenimas, bet tai kada mes pailsėsime kitame gyvenime. Yra kaip du tokie seneliai vienuoliai eina, sako, vienas senelis kitam vienuolis, sako, gal sustojam, biškim pailsim. Sako, pailsėsim kitam gyvenime. Tas giliai atsidūstų, sako, tu ir praeitam gyvenime tą patį.
Suprantate, čia yra tokia istorija apie tai, kad nebus to laiko. Pensijoje jau bus ne iki to. Jūs turite tai pradėti dabar, išskirti tą laiką. Jūs turite puikius instrumentus persijungti nuo darbų, reikalų ir taip toliau, pulsacijos, bangos. Vyrai dabar kardų išmoko, to ir vyrmon grupė irgi išmoks kardų ir visokius praktikas. Jūs žinot, kaip persijungti. Erotikos kursas mokina irgi jūs persijungti visokiausiais būdais. Persijunkit nuo darbų, sukurkit savo erdvę ir moteris pradės įsisąmoninti, priimti seksualinius poreikius. Dauguma tų poreikių, erotinių poreikių. Jo vyras pradės įsisąmoninti, kad jis irgi nori meilės, ir nori švelnumo, ir nori dalinti švelnumu. Nes tai irgi yra poreikiai, kurie irgi yra pas vyrą tokie patys, kaip pas moterį. Tik tai vyrui pripažinti tai nėra taip paprasta, dėl to, kad jį mokino nuo mažens nekreipti dėmesį į tuos poreikius. Kaip ir moterį mokino nuo mažens nekreipti dėmesį į seksualinius poreikius. Dėl to užteks būti padoriai. Ok, čia labai svarbus dalykas. Vėlgi, jūs turite užsirašyti kur nors ir paskaitinėti vis. Kaip? Čia jūsų mantros, nes čia reikia pakeisti požiūrį, pradėti taip matyti. Principė būtų paskaita, galim ir baigti, toliau šitą papraktikuosi, tęsime toliau.